Šiandien gaminsim kiaulieną korėjietiškai. Va, štai pažiūrėkit, kokia skani ir graži mėsytė gavosi. Šoninę supjaustome plonom tokiom skiltelėm. Į kaitintą keptuvę sudedame šoninę ir gerai ją apskrūdiname. Kai kiaulieną gerai apkepė, įdedu į ją česnaką ir imbierą. Česnakas su imbieru išmaišau ir pusę minutės palieku, kad įsigertų kvapas ir skonis. Paskui dedu svogūno galvelę supjaustytą, žalių lapų keletą įpjaustytų. Įdedu morką sutarkuotą va tokiais griežinėliais. Įdedu papriką supjaustytą ir įdedu baklažaną. Ir dabar viską gerai išmaišau ir palieku pasitroškinti 5 minutėm. Kol mėsa gaminasi, pasidarom padažėlį. Įpilu 3 šaukštus sojų padažo, įdedu šaukštą rudojo cukraus, įpilu 2 šaukštus ryžių acto. Jeigu neturit, galit naudoti obuolių actą. 1 šaukštelį įdedu kukurūzų krakmolo ir įpilu apie 100 ml vandens ir viską išmaišau. Na va, daržovės mūsų jau susitroškino. Tada užpilam paruoštą padažą, įdedam prieskonių. Viską gerai išmaišome ir dar paliekame kokias 2-3 minutės pastovėti. Mėsytė paruošta. Paragausim dabar, kas gavosi. Karšta. Tirpsta burnoje. Pasidarykite ir jūs būtinai.